klausimas, ar tarptautiniai santykiai ir politika yra mokslas, bet gerai žinau, kad tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute studentai išmoksta būti gerais diplomatais, politikais, politikų kritikais ir laisvo, bet atsakingo mąstymo žmonėmis. Sveikinu instituto bendruomenę su garbingu 20 metų jubiliejumi. Tai ženklas, kad institutas išaugo iš paauglystės ir turi būti pasirengęs ypatingiems ir ilgalaikiams įsipareigojimams Lietuvai. Ačiū dėstytojams už kantrų darbą. Būkite tikri, Lietuvai jūsų ekspertinis ir pilietinis indėlis yra kaip niekada reikalingas. Ačiū ir už studentus, kurie šiemet, kaip ir visada, gausiai dalyvavo ir tapo pagrindiniais atrankos į Lietuvos valstybės diplomatinę tarnybą laimėtojais. O užbaigsiu palinkėjimu. Neapsiribokite akademinę veiklą kabinetus. Eikite į lauką, į žmonės, maitinkite visuomenę per žiniasklaidą kokybiškomis įžvalgomis, o mus politikus idėjomis. Statykime tiltus tarp politikos teorijos ir praktikos.